Labadiena! Šiandien visus labai norėčiau pakviesti į švietimo konferenciją Learn. Idėja organizuoti šią konferenciją kilo, kai supratau, kad Lietuvoje yra labai mažai optimistiškų, šviesių, įkvepiančių renginių pedagogams. Labai dažnai, kai nuvyksti į Lietuvoje organizuojamą renginį, tai tas renginys būna kupinas pesimizmo, paliūdėjimų ir, išeini tarsi ant pečių nešdamas dar vieną maišą sunkumų susijusių su pedagoginiu darbu. Aš tikiu, kad pedagoginis darbas yra nepaprastai prasmingas, kupinas kūrybiškumo, kupinas džiugesio, idėjų ir tokio būties lengvumo, nes tu matai, kaip prieš tave skleidžiasi ateitis. Dėl to norėjosi, kad būtent mes, lietuviai, Lietuvoje organizuotumėme konferenciją, kuris skleistų džiaugsmą, skleistų pozityvumą, skleistų prasmę pedagogo profesijos ir pedagoginio darbo. Dėl to ir manome, kad tokios konferencijos reikia. Reikia, kad pedagogai jos lauktų kasmet. Reikia, kad jie apie ją diskutuotų. Reikia, kad jie pasijustų mylimi, įkvėpti ir tarsi ant sparnų grįžta į savo klasę. Ši konferencija ypatinga tuo, kad kviečiame kalbėtojus, kurie turi savo nuomonę apie švietimą Lietuvoje ir ne tik, kuriems rūpi švietimo ateitis ir kurie supranta, kad švietimas yra jėga ir švietimas kuria valstybę. Mes siekiame, kad žmonės, kurie ir kalbės pranešėjai šios konferencijos ir žmonės, kurie klausys pranešimų, tikėtų, kad Lietuvos švietimas turi ateitį, kad pasaulio švietimas turi ateitį, kad tai yra svarbu ir prasminga. Kai mes tikėsime, jog tai yra prasminga, aš manau, kad augs ir pedagogo profesijos prestižas ir pedagogų pasididžiavimas tuo nepaprastai svarbiu darbu, kurį jie kiekvieną dieną dirba. Dėl to konferencija yra skirta ne tik pedagogams, ji yra skirta visiems, kurie tiki švietimu, tiki jo ateitimi ir mano, kad susitelkimas ir susibūrimas draugėn bent kartą metuose gali įkvėpti mus, nuversti dar didesnius kalnus, negu mes verčiame.